Sveikinai, šaunuolis, kaip jautiesi? Oi, gerai, kai laimi, tai kai nebūtų nieko, bet šiaip tokios įdomios varžybos. Labai. Turėjom du žmonės, aš ir Marių, bet Marius nuvažiavo į priekį, tai mums kaip ir viskas tiko. Tikėjomės iš Kauno, nes jų nebuvo, bet jie kažkaip nesėmė jokios iniciatyvos, Mikeliuotas Špykis gerai buvo išėjęs, porą ratų palaikė. Taigi vidurio varžybų buvo taip neįdomu, taip sakant. Tiesiog reikėjo važiuoti, maitintis ir saugoti energiją. O po to, kai Volto vienas bičiukas sutraukė kojas ir grįžo iš pabėgimo, tada jo vyrai buvo suinteresuoti, tai tada užsikūrė jau pirtelė. Tai buvo smagu važiuoti. Ir jaunuoliai stiprus, baisiai. Po finišę tai žinojau, visai gerai jaučiausi, galvojau, nieko nepasileisiu, jeigu sudegsiu finišę, tai sudegsiu. Ir į kairę pusę šoko lygtais Mikutis jaunesnis, irgi važiuoja žvėriškai, o į dešinę Talašką ir pamačiau, kad Talašką lygtais greičiau. Jį pasigavau ir atsisukau ir pamačiau, kad Januškevičius ir Mieriausku turi tarpuką per pusę dviračio. Ir galvoju, iš labai toli šausiu, galiu užlūžti, bet galvoju, jie turės padirbėti. Tai iš toli pradėjau nuo beveik vidurio tilto, tai užteko sveikatos. Greičiausias bendroji įskaitoj, Eimantas Gudeiškis, ateik čia. Tai visi draugiškai, greičiausiams vyrams, šiek tiek delnais, paklapsėkim. Dar kartelį kviečiame Eimantą Gudeiškį.